Gerbiamas Algimantai Baziukai, žinau, kad Arvydo Sabonio taurės turnyras tai yra didelis jūsų nuopelnas, kad būtent jis vyksta čia. Gal galėtumėte plačiau papasakoti, kaip jis atsirado būtent čia, Londone? Pradžiai su Kestu mes galvojom, kaip čia tą Sabonio taurę įkurt, bet labai sunku buvo prie Sabonio prieiti. Žodžiu, galvojom, kalbėjom su Kurtinaičiu. Kurtinaitis sakė, darykit mano taurę, pats atvažiuosiu, pats įkursiu. Bet Kestas buvo užsidegęs Sabonio taurę. Vienu žodžiu paskambinau Arvydui, jisai buvo Afrikoje tada, klausiu taip ir taip, ar galima įkurti tavo taurę čia. Jis pagalvojo, sako, kurkit. Vienu žodžiu jis davė ten nurodymus, kad tą taurę gamintų. Man davė žmogaus telefoną, kuris ten kuravo viską. Ir jis jos gamyklą padarė tą taurę ir aš, būdamas savaitę atostogų Lietuvoje išvažiavęs, parvežiau tą taurę. Kaip tokia į lėktuvą įnešiau, ją visaugoje, sakau, negalima jos guldyti, tai ją pastatė pririšė su diržais kaip žmogui, sakau, čia Lietuvos, sakau, čia, kaip tautos relikvija, sakau. Vienu žodžiu, taip ir ta taurė ir paskui Arvydas pats atvažiavo čia, jau toliau žinom, kaip tai taurė toliau įsikūrė čia. Ir kaip, ar pasiteisino tai, kad būtent Arvydo Sabonio taurės turnyras čia vyksta jūsų akimis? Daugiau rungtynių, aišku, be LKL, daugiau, be abejo, tai geriau žaidėjim ir visiems žiūrovom įdomiau. Gaunasi, kad du tokie čempionatai vyksta. Algimantai, teko iš tiesų išgirsti tuo pačiu mums ir liūdna, jums galbūt ir džiugia naujiena, kad vis dėlto išvykstate iš Londono. Kodėl, kur, kaip, kada? Išvykstu sekmadienį, čia už 2 dienų. Išvykstu į Lietuvą. Pirmiausia dėl to, kad aš turėjau kojos operaciją čia. Dabar man reikia poilsio. Ir 50%, kad, vienu žodžiu, turėsiu trenerio darbą Lietuvoje. Jeigu neturėsiu, tai grįšiu atgal kitais metais. Norite pereiti į kitą lygį, norite naujų iššūkių trenerio darbe? Kiekvienas treneris turi tobulėti. Ir daleiskim, aš planuoju, jeigu šiemet neturėsiu Lietuvoje, kaip galvoju, tai aš važiuosiu į Rygą, ten pas savo draugą Būtautą Ramūną, kurį visi pažįstat, ir ten stažuosios pas jį, nes turi kur gyventi Rygoje. Tai šį sezoną taip ir praleisiu. Belieka palinkėti jums visokeriausios sėkmės ir kad išsipildytų visų svajonės ir tikslai. Noriu palinkėti lygos visiems žaidėjams, treneriams ir lygos rėmėjams, kad lyga stiprėtų, nes matau, kad nestiprėja, jis atvažiuoja naujų žaidėjų. Įdomiau, aišku, žaisti ir stebėti rungtynes. Vienu žodžiu, sergu už ir myliu šią lygą.